pradžių, kur noriu nuvažiuoti. Niekaip jisai nesuprato, kur aš noriu nuvažiuoti. Tai galiausiai jį paleidau navigaciją, laikiau. Paskui jau kantrybė greit baigėsi dabar. Tiesiog pasiėmė telefoną mano. Senas geras taksometras. Už įsėdimą maždaug 25 centai euro. Thank you. Nu ką, 5 kilometrų kelionė. 5 kilometrų 20 minučių kelionė apie euriuką. Gyvent galima čia. Einam pavalgyti. Gerai. Gal ir nenufilmavau, kaip valgau. Gal dar ir kur tobulėti. Bet ir nebuvo taip skanu, kaip tikėjaus, tai nieko nepraleidau. Einam iki parko. Taip. Šiaip yra žiauriai keistas reikalas eit su kamera ir kalbėti ją, ypač kai turi žiūrėti, kad tavęs kas nors nutrenktų arba neįmintum į kažką pavojingą. Nežinau, ar vertas mano pasiaukojimas šito darbo. Prieš čia atvažiuojant teko girdėti, kad Indijoje yra kažkoks specifinis kvapas. Tai čia konkrečiai Mumbai tai nepasakyčiau, kad specifinis, tiesiog čia visas kvapų megapekas įeina. Aš nežinau, kaip apibūdint. Nauja kvapų paletė pas mane užsiveisė nosį. Gal kiniečiai ne veltui išrado Covidą. Tiesiog jie nebenorėjo užuosti Indijos, kai papūsdavo pietinis vėjas. Nėrčiau, kad vis laik tik smirda, daugiausiai tai smogas. Maistas, pavyzdžiui, labai kvepia. Kartais ir smilkalai pakvimpa. Atmetus smogą visai gerai. Pirmą dieną dar nesupratau, kuo čia yra mažiau, ar perėjų, ar šiukšliadėžių. Ar šaligatvių. Nu ką, reikia pradėti rusišką ruletę su skrandžiu. Ką pasirinkti, klausimas. Nu ką, būkit sveiki. Skanu.
Pienas ir cukrus. Ant antros kojos. Tiesiog saldi žalia tešla atrodo. O man tešlos tai negalima. Senas, geras, patikrintas desertas. Coco Jumbo. Iš pradžių išgeri vandenį, o paskui dar turi drebučių. Nežinau, ar pats apsiskaičiavo, ar norėjo apsukti ant 100 pesų, bet rūpiai tai yra ne pesų. Bet prigavau. Atėjau į paplūdimį, galvojau savo romantiškai suvalgysiu kokosą, bet beidamas jau suvalgiau. O paplūdimys va toks vat liūdnas. Šitas lūšnas, kažkas. Net pakliūt nežinau kaip. Pasirodo, čia yra bėgikų parkas. Taip ir vadinas, bėgikų parkas, bet kažkaip visi vaikšto. Nei vieną dar bėgančių nemačiau. Visi veikia. O, turim bėgiką. Aš nežinau, kurie visi eina, bet aš tiesiog kartu su mase varau. Bet kas pasijuto bėgikų parke, tai kad pirmą kartą Mumbai oras, kurio įmanoma kvėpuoti, o ne dūmai ir smalkės ir karvių bezdalai. Aš man atrodo didžiąją dalį laiko kamerą laikau kaip nors tai va. Kažkokiu tais kampu. Kol įprasiu visokiais rakursais pamatysit mane. Iš vis nežinau, ar kažką įkelsiu iš šitos dienos, iš šito miesto. Nes žinot, kaip reikia save paskui žiūrėti ir savo balsą klausyti. Tai vat, man šitą reiks daryti su savim, o aš to nekenčiu. Tai turėsiu save pamilt arba nieko neįkelsiu. Dar autobusu nevažiavau. Galiausiai radau vieną perėją, bandžiau praeiti ir buvau arčiausiai nutrenkimo per šiandien visą dieną. Ir visą dieną bėgioju per belekur, kur papuola. Tai jeigu būsit Indijoj, tai neikit per perėjas, eikit per bet kur. Katytę susirinkę. Ką čia? Iš Greenpeace agituoja. Ką? Ne, plastikų. Gerai, dabar gal ir parodysiu, ką valgysiu. Realiai nebūčiau pasilenkęs, tai šitas ventiliatorius man būtų nunešęs. Nu, bent jau plaukus tai tikrai nunešęs būtų. Yes, hello. Nu ką, skanaus. Ačiū.
Ką dar kartą įsitikinau, kad Azijai, jeigu paprašysi, kad man visai neaštriai, tai bus taip maloniai aštriai padaryta. Jeigu paprašysi, kad vos aštriai, tai tau seilės bėgs per akis, ašaros varvės iš nosies ir taip toliau. Tai čia buvo tas, ačiū Dievui, pirmas variantas, nes paprašiau, kad neaštriai, tai maloniai padegino ir užteko. Pasigavau tuklugą tiesiog važiuoti į hostelį. Jisai tiesiog sustojo kažkur ir nuėjo į chatą, nežinau. Kažką pasakė savo kalbą ir skaitliuką paliko. Nežinau, gal pačiam bandyt važiuoti. Pareina verslioras. Tualetą užbėgt matyt reikėjo. Nu, davai, nežuk. Tuk, širdelė, tuk, tuk. Tuk, širdelė dėl manęs. Būk, širdelė, tik būk. Būk, širdelė dėl manęs. Cukraninį cukraus dar išgersim prieš miegą. Gerai. Ką vakar dieną pabaigiam su sultim, šiandien pradedam. Nors beveik 2 valandos truputį išsibuvau hotelį. Reikėjo pailsėti po kelionės ir pirmos dienos. Šiandien labai plano kažką neturiu. Tik tais užsisakiau ekskursiją į Lūšnynus. Tik tai, kad ten nebus galima nei filmuoti, nei fotografuoti. Turėsit mano žodžiu patikėti apie įspūdžius. Po pirmos dienos tai galima drąsiai sakyti, kad čia intensyviausias miestas, kokiam buvęs. Ir nežinau, kas turėtų pranokti. Bandysim išbandyti metro. Vakar pasivažinėjau taksi ir autobusais, tai dar liko metro neišbandytas. Šiaip kuo galiu pasidžiaugti po pirmos dienos, tai kad išbandžius nemažai maisto, net ir tų gatvinių ten desertų ir restoranų,
atlaikęs skrandis. Nors atsigulus truputį pradėjo pykint vakare, bet priešnuodžio išgerus susitvarkė. Tai gerai. Šiandien toliau testuosim limitus. Karvės tai nepasakyčiau, kad labai stipriai jos čia pavalgė. Šonkauliai manosi panašiai pas mane. Mačiau, kad aš blogai jaučiuosi toks būdamas, bet karvėm labiau tinka, kai jos būna į masę šovą. Geras dalykas tas, kad čia nekaršta, kai visos durys atidarytos ir langai. Net nežinau, ar yra tos durys. Dar ventiliatorių turim. Šiaip tai važiavau zuikiu, nes neradau kur bilietą nusipirkti. Dar vienas irgi geras dalykas. Nors kiek žinau, čia kainuoja 5 centai per rustą. बांद्रा टर्मिनस से भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस 16 जनवरी 2024 को अपने पुनर्निर्धारित समय Einam kažkur pavalgyti prieš lūšnių turą. Paskui gali būt, kad nebus apetito. Taip, tai vidutiniškas meniu Indijai sudaro iš kokių, nežinau, 70-80 turbūt skirtingų patiekalų. Čia tik viena pusė. Čia daug turim. Ir čia net desertų dar nėra šitam restorane. Jeigu būna desertai, tai abi pusės tokios pilnos su gėrimais. Oscar goes to Mariui. Then they form into small pieces. So those small pieces they wash with a clean water and a detergent water. Alright, in a drums. Then they dry on the rooftop for the next day. Alright, it's dry, yes.
mieste 20 kažkeli milijonai gyventojų ir nei vienas nepasako, kad pas mane ant nosies burokėlių sultis pusę dienos priliko. Gražiai gražu. Taip ir vaikščiau po lūšnynus su burokėliais ant nosies. Dar tik antra diena Indijoje, bet jau šortai man krenta. Nežinau, nuo ko čia tos kalorijos tik dega, bet reikia atgavinėti jas. Tikras bananas yra tikras bananas. Antra deserto diena. Nežinau, ką filmuoju iš kišenės. Gal matosi. Šį kartą paprašiau, kad būtų be miltų. Tikiuosi suprato. Sveikatą. Okay. Žiauriai saldų karamelę. Ir risas. Karamelė, irisas ir diabetas. Toks trigubas kombo šito. Dabar balta. Reikia bananų nusipirkti. Taip. Banana. Free. No bag. Thank you. Hello. Hello. You are fine man Mumbai? English. Huh? Don't understand. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram? What's Jai Shri that? Ram, Jai Shri Ram. Nice to meet you. Nice to meet you. You are like. Okay. Thank you. You are India, the best man. The best, yes. Huh? It is. Yes. Jai Shri Ram. The best. Jai Shri Thank Ram. you. You are Ayodhya. Acha. Ayodhya, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. 22 hours. 7 days. Okay. Okay. 22 days. Okay. Ayodhya. Okay. Acha. Okay. Thanks. All the best, huh? Yes. Okay, so come back You tomorrow. too. You too. Thank Okay, you. thanks, huh? All the best, huh? Goodbye. Tai va tokie dialogai karts nuo karto nutinka. Pasišneki, aš savo, jisai savo, palinksim, paspaudžiam rankas ir einam toliau. He's so psycho. One day I woke up on the street. Sun was so hot, weather was sweet. I tried to sell my shit. He's so psycho. I milk this life so as I can, but I ain't got no fucking chance to lead another way. Oh yeah. He said, yeah. My dreams come true when I get high. When life's so fucked up.